Filmo veiksmas vyksta 80-ųjų pabaigoje. Greitai išvardinsiu pagrindinius šiame filme esančius daiktus, kurie atkeliavo iš ateities. Važiuojam. Šitas telikas. Moderni parduotuvės vaizdo stebėjimo kamera. Naujo dizaino produktų pakuotės. 2015 metų Jeep Compass automobilis. Ir žalios spalvos Lego kaladėlės, kurios buvo pradėtos gaminti tik nuo 1996 metų. Džordžis išbėga į lauką, o ten baisiausiai apsiniaukia ir lietus pila kaip iš kibiro. Geriau įsižiūrėjus, aiškiai matosi, kad filmo kūrėjai bando apgauti žiūrovus, nes iš tiesų lauke oras nėra jau toks blogas ir net saulė šviečia. Kairėje Džordžio kišenėje matome raciją. Ta pati racija vėliau peršoka į dešinę kišenę ir vėliau vėl grįžta į kairę. Beverly dešinė ranka gesina cigaretę į tualeto sieną. Pasikeitus kadrui matome, kad ji cigaretę gesina jau kairę ranką. Ta pati mergina tame pačiame tualete kuprinės pagalba užsidengia nuo didžiulio kiekio skystų atliekų. Vėliau, tą pačią dieną, kuprinė atrodo jau kaip nauja. Pagalvojus, tai kas čia tokio, aš ir pats į mokyklą eidavau su 2 kuprinėmis, neduok dieve, kas šūdais apipils. Beverly atidaro tušinuko dangtelį burną ir dangtelis lieka jos lūpose. Kitame kadre jį dangtelį nuryja ir vėliau vėl atryja. Dar viena klaida toje pačioje scenoje. Beverly pradeda rašyti tekstą lapo viršuje, po to matome, kad tekstas nušoka žemiau. O dabar 2 klaidos susijusios su žaizdų regeneracija. Benas nusirideno nuo kalno ir nusibrozdino barzdą. Kitą dieną jis jau sveikas kaip ridikas. Šiek tiek vėliau filme atsitinka kitas įvykis. Henris gauna iš akmens į galvą ir ant jo kaktos atsiranda nubrozdinimas. Po 2 mėnesių žaizda vis dar vietoje. Ko gero, Henris nelabai kam patinka, todėl reguliariai kas porą dienų gauna iš akmens į galvą. Patinka kinofeilai? Tuomet spaus subscribe mygtuką ir nepraleisi nei vienos serijos. Ačiū. Ričis užsimeta koją ant kojos. Nors iš tikro nieko jis niekur neužsimeta, nes nepatogu taip. Beverly deda kortelę paveiksliuku į apačią. Vėliau, kai ant kortelės lašo braškių uogienę, matome, kad paveiksliukas jau viršuje. Už Henrio nugaros esantys jo sebrai neaiškiomis aplinkybėmis tiesiog ima ir pasikeičia vietomis. Kai Edis nukrenta žemyn iš 2 aukšto, matome, kad jo ranka yra visiškai sveika. Vėliau jis nubunda su rimtu rankos lūžiu. Įdomu, ką jis tokio susapnavo, kad sapne sugebėjo ranką susilaužyti. Vonioje už užuolaidos ryškiai nieko nėra. O po akimirkos ten jau Beverly su tuliko bakelio dangčiu mojuoja. Henris, atidarinėdamas vyšnių uogienės stiklainį, apsitaško veidą keliais uogienės lašais. Šiek tiek vėliau jis atrodo taip, lyg visą veidą būtų į tą uogienę įkišęs. Juodųjų serbentų uogienė išteptas stiklas, su kuriuo buvo tepliojami delnai, kuo toliau, tuo labiau tampa švaresnis, o pabaigoje visai švarus lieka. Hebra susikabina rankomis. Štai Bilio ranka viršuje, kitame kadre Panos ranka viršuje. Kai draugai paleidžia vieni kitų rankas, matome, kad ant vienos plaštakos neliko juodųjų serbentų uogienės pėdsakų. Beverly Biliui liečia veidą vienaip, o po to kitaip.